Tai vat klausimas. Jei tu nežinai nei minimumo, nei maksimumo, bet savo laimės suvokimą ir apibrėžimą padedi po pinigais, tai kaip tu būsi laimingas? Jeigu neaišku, nei kiek minimaliai tau reikia, nei kiek tau maksimaliai reikia ir ką tu iš viso su tuo žadi daryti. Kad norisi žmonėms, belenkiek, tai aš suprantu. Bet kiek reikia iš tiesų, o čia jau yra kitas klausimas. Na ir trečias aspektas – tai sėkmė. Jei taip pagal apibrėžimą, sėkmė tai yra nuo valios nepriklausantis atsitiktiniai veiksniai. Bet kai aš klausiu žmonių, kas yra sėkmė, žmonės man dažniausiai duoda apibrėžimą, kuris vienaip ar kitaip, žiūrėk, nuveda į šlovę. Tai reiškia, kad noriu ne sėkmės, o šlovės. Noriu būti matomas, noriu būti girdimas, noriu būti pripažintas, kad manim gerėtųsi, žavėtųsi, vien teigiamos emocijos. Kai štai sėkmė iš tikrųjų, jeigu tai paprastai pasižiūrėjus, tai, kad tu kiekvieną rytą atsikeli, nuo tavo valios tai nepriklausė. Bet štai tu atsikėliai, tu turi dar vieną dieną, jau yra sėkmė. Bet mums to neužtenka, mes dar norim, kad visi apie mus matytų, girdėtų, žavėtųsi, gerėtųsi ir taip toliau ir panašiai. Tai štai, kai klausė, ko tu nori, žmogus sako, meilės, laimės, sėkmės, iš tiesų asmeninio asistento, pinigų ir šlovės. Aš mėgstu pajuokauti, kad mes visi norime būti nuomonės formuotojais. Ir nieko su tuo kaip ir labai blogo nėra, bet gal pirmą suformuokime savo pačių nuomonę. Grįstą savo tiesa.